Sveiki atvykę į mano kanalą Laumės laisvalaikis. Mano vardas yra Inga ir aš noriu Jums parodyti, ką man pavyko nuveikti per lapkričio mėnesį. Jūs iš karto jau prieš savo akis matote didžiausią mano šio mėnesio pabaigtuką. Toks didelis jis buvo tik tai vienas. Kiti buvo gerokai mažesni. Tai yra Viktorija Pachomova schema. Titmouse Christmas Ornament. Šiuo metu siuvinėju dar vieną panašų dizainą. Parodysiu jį šiek tiek vėliau, kai rodysiu procesus. Esu išsiuvinėjusi tokių dizainų dar 3. Jie jau pernai puošė mano namus per kalėdas. Ir norėčiau dar ir kitą dizainą pabaigti ir šituo ir dar vienu dizainu šiem kalėdom pasipuošti namus kartu su pernai siuvinėtomis dekoracijomis. Siuvinėjau ant 32 kaunto natūralios spalvos lino su sidabriniu blizgesiu, siuvinėta DMC siūlais, yra 49 spalvos ir 2 blendai. Dydis yra 100 ant 143 kryžiukų. Pradėjau lapkričio 1 ir pabaigiau lapkričio 11, bet siuvinėjau pakankamai intensyviai. Naudotos technikos yra kryžiukas, pusinis kryžiukas, backstitchas ir french notai. Negaliu pasakyti, kad labai paprastas rinkinys, bet šitos dizainerės, kiek teko siuvinėti kalėdinių ir ne tik dizainų, jie dažniausiai pasižymi schemų sudėtingumu. Kitas mano pabaigtas darbas yra firmos Fruzelok jauki žiema rinkinys. Firmos Fruzelok rinkiniai pasižymi tokiu ypatumu, kad prie popierinės schemos yra pridėtas QR kodas, kurį galima nuskenuoti ir turėti sagą variantą schemos, kas yra iš tikrųjų labai patogu, nes aš esu siuvinėtoja išlepinta, mėgstu siuvinėti pagal elektroninės schemas ir tai gerokai palengvina mano kaip siuvinėtojos gyvenimą, kadangi man nereikia persirinkinėti schemos. Siuvinėta DMC siūlais, kurie buvo rinkinyje, ir karoliukais, kurie irgi buvo rinkinyje. Kokie tai karoliukai dabar nepasakysiu, kiek supratau, kad tai yra japonų gamybos karoliukai, bet ne Toho ir ne Miyuki. Naudotos technikos yra kryžiukas ir backstitchas, na ir taip pat karoliukai. Iš viso yra 1324,5 kryžiuko, 12 spalvų ir 2 blendai. Kitas mano pabaigtas rinkinys, tai yra vienos dienos darbelis, tai yra Dobralys rinkinys. Štai toks namukas su ragais. Siuvinėtas taip pat DMC siūlais, kurie buvo rinkinyje, bet čia jau teko schemą persirinkti pačiai, kadangi yra tik popierinė schema. Šitame dizaine yra 1147 kryžiukai, naudota technika kryžiukai ir backstitchas. Aš nuo savęs pridėjau štai čia visur karoliukus, kurių nebuvo rinkinyje, čia jau, taip sakant, iš savo sandėliuko parinkau, kas man atrodė gražiau. Kitas nedidelis mano pabaigtas rinkinys yra Mill Hill rinkinys Traditional Sleigh. Štai tokios rožės, tokio motyvo man reikėjo kalėdiniam bingo žaidime, kuriame dalyvauju kryžiukų namuose. Siuvinėtas rinkinyje buvusiais DMC siūlais ir Mill Hill karoliukais. Naudotos technikos kryžiukas, backstitchas ir karoliukai. Karoliukai mažieji prisiuvami kryžiukų, didieji pusinių kryžiukų. Štai toks spalvingas, gražus dizainas. Kaip jau esu minėjusi, kai kalbėjau apie vieną Mill Hill rinkinį praėjusį mėnesį, kad Mill Hill rinkiniai
atrodo labai puošnus. Pagal viršelį dažniausiai negalima pagalvoti, kad tas rinkinys bus iš tikrųjų toks puošnus, nes viršelis neatspindi viso to rinkinio grožio. Siuvinėjau ant rinkinyje buvusio perforuoto popieriaus ir taip pat prisiuvau rinkinyje buvusi šarmą. Antra pusė kol kas netvarkyta. Dar, manau, spėsiu sutvarkyti iki Kalėdų. Kitas nedidelis mano pabaigtas rinkinų motyvas yra štai toks kalėdinis elfas, kurio man irgi reikėjo kalėdinėme bingo. Pirkau schemą su daug mažų motyvų. Būtent dėl šio elfo pirkau, bet manau, kad laikui bėgant išsiuvinėsiu tų motyvų ir daugiau. Šitam dizaine pridėjau metaliko, nes man taip atrodo puošniau. Elfas turi būti pasipuošęs, juk jis pagrindinis Kalėdų senelio pagalbininkas. Manau, laikui bėgant išsiuvinėsiu tų motyvų ir daugiau. Kitas mano pabaigtas dizainas yra štai toks karštas šokoladas. Taip pat reikėjo šokolado kalėdinėme bingo. Todėl susiradau Facebook autorės Kate Stitch Across Stitch Designs grupėje. Ji organizuoja nemokamą kalėdinį sal ir tai buvo pirmasis dizainas. Schemą didinau, kadangi man trūko kryžiukų. Pridėjau šiek tiek į apačią, padidinau puodelį, eglutę ištiesiau ir ko nebuvo dizaine, tai pridėjau karoliukus. Dar vienas mano pabaigtas darbas, tai yra štai tokia Natalija Lužanska dizainerės kurta širdelė, vadinasi meduoliniai nėriniai, siuvinėta DMC siūlais ir precioza karoliukais iš mano sandėliuko. Kažkada tai pirkau tik tai schemas, vėliau užsisakiau iš autorės medinį paruoštuką. Čia yra visa serija šitų schemų, jų yra 4, visas jas turiu, visom turiu paruoštukus ir visas planuoju bent jau užsiuvinėti iki šių naujų metų, iki Kalėdų ir kabinti ant eglutės. Dar vienas mano pabaigtas darbas, tai yra Vdachnovienė firmos rinkinys. Praėjusį mėnesį rodžiau šito rinkinio procesą, tai štai jis pagaliau pabaigtas. Siuvinėta ant plastikinio paruoštuko, nematomų siūlų, precioza karoliukais, kurie buvo rinkinyje. Labai man šitie rinkiniai patinka, tada jau minėjau, kad turiu dar porą ir tikrai juos siuvinėsiu ir manau, kad dar ne vieną tikrai įsigysiu. Irgi ant viršelio dažniausiai jie neatrodo tokie gražus, kokie yra gyvenime. Na ir turbūt jau paskutinis mano pabaigtas darbas lapkričio mėnesį, tai yra tokia Wonderland Craft apyrankė, kuri buvo siuvinėjama ant dirbtinės odos paruoštuko, su siūlais, kurie buvo rinkinyje. Jau turiu išsiuvinėjusi vieną tokią apyrankę ir turiu dar vieną rinkinį, kuris nesiuvinėtas. Galvojau, kad tai bus mano vasaros kelioniniai dizainai. Vieną iš tikrųjų ir išsiuvinėjau kelioniai, šitą jau išsiuvinėjau būdama namuose. Šiaip yra labai patogus dizainas vežtis į kelionę toksai, nes yra viskas, ko reikia rinkinyje. Lieka tik tai išsiuvinėti ir susiūti. Štai tokia yra antra pusė, prisiuvamas odos gabaliukas, kuris irgi yra rinkinyje. Ir galima iš karto ją nešioti. Na kągi, tada toliau judam link procesų. Šitą mėnesį pradėjau Magic Story firmos dizainerė Jevgenija Kolesnikova, ukrainietė, štai tokį kalėdinių dekoracijų rinkinį. 2 iš jų išsiuvinėjau pilnai, 1 pradėjau, bet nepabaigiau, na ir 2 dar net nepradėti dizainai.
Siuvinėjami DMC siūlais, karoliukų rašo tik spalvą ir blizgančio siūlo rašo tik tai irgi, kad auksinis, kokios firmos, kokio atspalvio nerašo. Reikia susigalvoti pačiam. Tai tokia dygsniukų technika, labai puošnų žaisliukai. Rinkinyje yra tik tai paruoštukai ir schema ir veltinis antrai pusiai sutvarkyti. Siūlus, karoliukus, viską reikia imti iš savo sandėliuko arba įsigyti. Tai štai tokie dizainai, vadu jau išsiuvinėti pilnai ir iš tikrųjų labai gražu. Kitas mano procesas – firmos Vdachnovienie rinkinys Drugelis. Štai tokioj rūšiuoklė jisai pas mane. Išsiuvinėta nedaug, kaip matot. Tik šiek tiek. Bus labai toks gražus geltonas, mėlynas su geltonom ir oranžiniam detalėm. Tai po truputį ir judinu. Labai geras toks rinkinukas, kai yra nedaug laiko, bet norisi kažką tai pasiuvinėti ir kažką tai tiesiog turėti po ranka. Dar vienas mano dizainas, kurį jau matėte praėjusį mėnesį, jis judinamas yra kiekvieną mėnesį, kadangi jis dalyvauja likvidacijos žaidime, tai yra štai toks Mereška rinkinys. Vadinasi dizainas Seaside Hideaway. Čia yra pagal Tomo Kinkeido paveikslą. Šitas dizainas. Praėjusį mėnesį išsiuvinėjau likvidacijai mėnesio normą ir pamiršau atsiskaityti. Tai šį mėnesį teko pasiuvinėti daugiau negu 1000 kryžiukų, nes reikėjo išsiuvinėti 1000 kryžiukų ir 800 kryžiukų baudą. Tai pasistumėjo 1802 kryžiukais ir šiuo momentu atrodo taip. Kitas mano dizainas, kuris buvo pajudintas šitą lapkričio mėnesį, tai yra Sweet Bees. Pirminis dizainas yra Soda Stitch, mano yra pripieštas papildomai. Tai dabar siuvinėju trečiąjį nuo pačios aukštą. Pakrūtinau šiek tiek štai šį keksiuką. Mėnesio pradžioj jo buvo tik tai šita dalis. Tai dabar išsiuvinėjau visą viršutinę dalį ir pridėjau va čia backstitchą. Ir kai pabaigsiu backstitchą, bus galima siuvinėti kitą motyvą. Labai gražus, labai spalvingas dizainas, labai šauniai siuvinėjasi kryžiukais ir backstitchu. Daugiau jokių kitų technikų nėra. Tai tiek. Naujas mano šito mėnesio pradėtukas yra firmos Riolis rinkinys To the Holiday. Šitam rinkinį keičiau audinį. Rinkinyje buvo 14 kaunto balta eida. Aš pakeičiau 32 kaunto Vintage Blue Whisper liną. Nežinau, ar pasielgiau gerai, kadangi kai kur šitam dizaine yra siuvinėjama trimgijom, bet jau dabar neberestartuosiu. Jau dabar bus kaip bus. Su šituo dizainu irgi dalyvavau kalėdiniam bingo, kadangi reikėjo lempučių dizaino. Čia šitam dizaine yra eglutė, kurią veža šitas sunkvežimis, kurio matote dabar tik tai pradžią, ir ant eglutės tenai yra lemputės. Išsiuvinėta yra 900 kryžiukų. Kol kas šiuo metu čia yra
8,58 darbo. Na ir judinsiu toliau. Nemažas dizainas, 163 ant 130 kryžiukų. Tai kad judinsim toliau. Na ir paskutinis mano procesas, kurį norėjau jums parodyti, tai yra Viktorija Pachomova dizainas. Vieną jos dizainą matėte jau pabaigtą šitam video. Čia yra pušų vainikas. Jis yra gerokai didesnis negu vainikas su zyle. Šitam vainike yra 28 spalvos. Šiuo metu išsiuvinėta yra 9000 kryžiukų. Iš viso yra 13 000. Didesnę dalį viso dizaino sudaro backstitchas. Siuvinėjama ir 2 gijom, ir 1 gija, ir kryžiukai, ir pusiniai. Todėl reikia labai atkreipti dėmesį į raktą. Siuvinėju kaip ir aną dizainą ant natūralios spalvos 32 kaunto lino su sidabriniu blizgesiu. Tai tiek pabaigtukų ir procesų norėjau jums parodyti. Dar norėčiau jums, ne visus procesus dar parodžiau, turiu dar keletą. Dar keletą turiu va tokių dizainų pradėtų. Šitam dizaine trūksta tik tai karoliukų, jis pilnai jau šiaip išsiuvinėtas. Irgi buvo kalėdiniam bingo reikėjo be smegenio, tai labai geri yra tokie mažučiukai dizainai, kuriuos paskui galima pritaikyti praktiškai ar dovanom, ar ant eglutės pasikabinti. Tai šitam dizaine iš viso yra 1204 kryžiukai, iš kurių 1192 jau yra išsiuvinėti ir naudotos 9 spalvos. Šito dizaino ir va šito dizaino yra viena autorė, rusaitė, Funny Stitch. Kažkada tai pirkau šitas schemas iš jos seniai. Kitas dizainas, kalėdų senelis su tokiu burbulu, kuris yra štai čia. Jis dar nebaigtas, kaip matot, senelis neturi veido. Dar nepadarytas backstitchas. Taip pat planuoju pridėti metaliko ir karoliukų. Ir planuoju artimiausiu metu pabaigti. Dabar šitas darbelis stovi tik todėl, kad noriu nufilmuoti, kiek buvo padaryta būtent lapkričio mėnesį, nekeliant į gruodį. Dar vienas nedidelis dizainas, kurį siuvinėju, tai yra Margarita Šelichova arba Margaritka autorinė schema, kurių irgi pirkau visą rinkinį tokių žvėrelių. Tai čia bus kažkada tai žirafa. Išsiuvinėta nedaug, tik 155 kryžiukai, praktiškai pradėtas kontūras, kadangi siuvinėjau ne namuose, irgi yra labai patogus kelioninis dizainas. Tai vat kiek turėjau laiko, tai tiek pasiuvinėjau. Planuoju artimiausiu metu pratęsti. Tai dabar jau tikrai viskas, ką norėjau jums parodyti iš procesų. Ir taip pat norėčiau parodyti šiek tiek pirkinių. Štai toks Dimensions rinkinys, Woman Fuzzy, su meškiukais. Net nežinau, ką daugiau apie jį pasakyti. Labai mielas, labai švelnus dizainas ir manau, kad artimiausiu metu jį ir pradėsiu. Rinkinys štai taip sukomplektuotas. Manau, kad siuvinėsiu ant rinkinyje esančios aidos. Siūlų be abejo, kad nekeisiu. Visi žinom, kad Dimensions siūlai nepakeičiami. Ir jis turėtų būti nedidelis, 17,7 ant 12,7 cm dydžio. Ant 18 kaunto Ivory aidos.
Kitas nedidelis Dimensions rinkinys yra Ornate Butterfly. Manau, kad irgi daug ką matytas dizainas, bet kadangi esu drugelių mylėtoja, negalėjau neįsigyti. Irgi planuoju ilgam netidėlioti, planuoju bent jau kažkada tai kitais metais ir pradėti. Dar vienas dizainas, kurį įsigijau, tai yra štai toks riolis rinkinys. Kaip čia pastačius, kad neblizgėtų. Šitą rinkinį siuvinėsiu draugiai, dovanų. Draugė dizainą išsirinko pati. Aš jau jį atidarinėjau, pasižiūrėti, kas yra viduje. Reikės persirinkti schemą, kadangi sagos varianto bent jau kol kas nemačiau ir neradau. Vadinasi Ripe Cherry. Štai toks dizainas su siuvinėjimas bus pusvilnė. Rinkinyje yra balta 14 kanto yda. Dėl audinio keitimo dar neapsisprendžiau, pagalvosiu apie tai. Štai tokios gražios skanios spalvytės. Na ir jis lauks savo eilės po naujųjų metų. Čia yra visi rinkiniai, kuriuos aš įsigijau lapkričio mėnesį, bet dariau užsakymą rankdarbių parduotuviai ir įsigijau porą audinukų. Tai yra štai toks geltonas Evenwave 32 kanto Autumn Gold ir štai toks linas. Šitas linas man labai patiko, kažkada tai man rankdarbiai įdėjo gabaliuką dovanų, kai kažką tai pirkau. Vadinasi Pacific Blue Metallic. Čia yra 40 kanto linas, bet įsigijau didesnį gabaliuką, jeigu kartais sugalvočiau, ką nors įdomaus siuvinėti, tikrai be galo įdomus audinys. Mėgstu spalvotus audinius, todėl įsigijau ir tokį. Dar vienas pirkinukas. Truputėlį patraškinsiu, čia irgi iš rankdarbių, įsigijau tokią siūlų rūšiuoklę, štai tai buvo supakuota į tokį maišiuką ir štai taip jinai atrodo. Jinai atsidaro, čia galima susidėti siūlų rites arba kauliukus, žiūrint kaip kas laiko siūliukus, o čia galima parkuoti adatytes. Yra sunumeruota nuo 1 iki 60, yra pakankamai nemaža. Seniai žiūrėjau į šitą rūšiuoklę ir vis galvau, kad norėčiau pabandyti. Jis yra medinė. Gamintojas yra Embroidery Craft. Kiek man yra žinoma, tai yra ukrainiečių gamintojas. Ir labai džiaugiuosi, kad rankdarbiai turėjo tokią rūšiuoklę ir galėsiu ją išbandyti. Čia yra jos artikulas, jeigu kažkam įdomu, jeigu kažkas norėtų įsigyti ir savo. Na ir jau visai paskutinis pirkinukas, taip pat iš rankdarbio. Tai pirkausi siūliukus. Ir šiaip tai nieko įdomaus, išskyrus nusipirkau pabandymui štai tokį DMC Metallic siūlą. Kadangi mėgstu vis kažkur tai prie kažkokiem tai kalėdiniam žaisliukam ar kažkokiem nedideliem dizainam vis pridėti kažkokių tai detalių, kurių ten nėra, tai nusprendžiau įsigyti, pabandyti. Niekada neturėjau šito siūlo. Tai va, yra čia jo 40 metrų. Na va ir žiūrėsim. Tai dabar jau bus ir viskas, ką aš jums norėjau parodyti šiandien. Ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad komentuojate. Padėsiu į kadrą pabaigimui keletą išsiuvinėtų pabaigtų dizainų. Na ir kągi, lauksiu jūsų kitą mėnesį. Pasižiūrėsim, ką man pavyks nuveikti per gruodį. Iki pasimatymo.